Taigi, sveiki atvykę vėl. Praeitą kartą mes kultivavom, aišku, nusipirkau per didelį kultivatorių. Tai aišku, turėsiu parduoti, nes mano tam tiesiog jo nepatempė. Tai turėsiu pirkti mažesnį kultivatorių. Tai, aišku, jo. Tai pardavus už šitą dalyką gausiu 69 000. Tai man biškai padeda ir su pinigais. Jis praktiškai su daug kuo. Nes galiu nusipirkti geresnį kultivatorių. Nu, blogesnį kultivatorių, nes mano tas nepadėmė traktorius. Tai, kaip matote, aš pirksiu šitą. Nes jį ir patems ir man jisai tinka. Šitam džandyrui pagal mane jo jisai tinka. Taigi, va, matote, kaip atrodo vidus, jau turbūt matėte praeitose serijose. Tai, va čia va yra mano džandyras, tie, kurie nematėt. Tai, aišku, čia veidrodėlį kažkokie užsibuginę, nerodo nieko, o jeigu tai rodo, tai net neįmanoma žiūrėti. Čia dar rodo kažkokius šauktukus, bet aš šiaip tai juos nekaip pridėmėsi, nes aš jų net neįskaitau. Aišku, 25 farmingą būtų įmanoma įskaityti, nes tada būtų galima, bet aš dabar kol kas nenoriu, tiesiog neturiu to farmingo, nes man jo ir nereikia savo videos. Aišku, jis būtų gal populiaresnis, bet nieko čia tokio, nieko baisaus. Tai va, kultivatorius, aišku, atrodo kaip tas pats pirmas. Ir va, čia reikia va. Nu tai šitos. Nu tai kas velnias. Va, kokias greitas. Tai labai palengvina viską. Tai, žodžiu, turėsiu dabar šiandien kultivuoti, nes praeitoj daly, tie, kurie matė, tai aš jau nupjoviau laukus su kombainu, tai jo. Tai dabar grįžtu ir vėl pradėsiu kultivuoti, nes tai jau sakiau jau, kad tipo, tas buvo per daug svorio pridedantis ir lėtai pavažiavo. Tai, va, kaip matote laukus, va. Aišku, praleidau kelis grūdus ten nupjauti. Būna taip dažnai man. Aš nesu profesionalas. Tai va, čia kažkokią šūdino liniją padariau. Tai sutvarkykim ją. O čia va sustojam. Oi, pradėjom važiuoti. Aišku, šitas, nesvarbu, čia neikim prie esmės. Tai, va, kaip matote, va čia va kultivatorius. Aišku, jis kitoks, yra didesnis negu pats pirmas, bet spalva ir labai panašus. Jo, ten dar kažkokie dalykai ten pačiam galiu. Pats dar neįsiaiškinau. Tai šitas mapas yra mažesnis negu kitas, kurį turėjau, nes tie, kurie nematėt, tai aš tame mapę dar nefilmavau nieko. Ir jo. Aišku, tie, kuriem patinka džandyras, tai parašykit komentaruose. Kaip matote, čia labai gražu viskas. Aišku, dabar pas mane vakaras yra, nes aš nusisakęs real time, galima sakyti. Pagal žaidimą, tai čia minutėmis, tai mes einam dabar. Tai va tame problema, čia diena ir naktis trunka 5 valandas, bet man patinka, kai yra diena. Bet kai naktis, tai nelabai, nes tiesiog man nepatinka naktis, nes blogai matosi. O jeigu būna labai tamsu, o jeigu ypač žiemą, kai yra šitam žaidime, kai jau būna ne augas, tada jau
ypač žiemą, kai būna, tai tada būna naktis dar tamsesnės, tai būna sunku matyti. Tai va, tai nevo problema. Ir, kaip čia pasakęs, vat aš kai blogai matau, tai reiškia, kad aš blogai ir padarau, o aš blogai padaryti nenoriu. Nes žinot, niekas nenori blogai, visi nori padaryti perfekto, kaip žinot. Tai, kaip ir pakartosiu, filmuoju video kiekvieną dieną. Ir, jo, praeitoje serijoje jau buvau pasakęs, tai primenu, jau nuiminėjau laukus, tai šiandien jau turėsiu nukultivuoti ir jau pasodinti tada naujus laukus. O kai pasodinsiu naujus laukus, galėsiu vėl nuimti derlių, gauti pinigų ir nusipirkti naują traktorių. Gal po kažkiek ten serijų gal naują traktorių nusipirksim, ką žinau. Taip pat komentuokite, kokį traktorių turėčiau nusipirkti po kažkiek ten serijų, kad galėčiau nusipirkti. Kad kokio galėčiau taupyti. Aišku, nedažnai aš čia padarau puikiai, bet ne visiems sekasi. Tai jo. Faktai, kodėl man patinka John Deere'as, todėl, nes kaip jisai atrodo, pagal mane jisai atrodo toksai piktas, galima taip sakyti, pagal mane. Ir dar dėl to, kad jisai galingas ir dėl to, kad yra gyvūnas pažymėtas ant jo ženklelio. Tai va tas man patinka, nes man biškai patinka ir gyvūnai. Tai jo. Tai tenai matote mano kitą traktorių, ne John Deere. Ten tas pats traktorius, su kuriuo ten vežiau grūdus. Pamenat. Tai nemanau, kad pamenat. Ne, aš nefilmavau, kai nuvežiau. Bet tiesiog turiu tuos pačius traktorius, tai dabar galvoju, ar man juos abu parduoti ir nusipirkti kitokį traktorių, ar man juos pasilaikyti. Nes jeigu tada turėsiu 2 traktorius, arba jeigu tuos abu parduosiu, tai tada gal pirksiu 1 traktorių, o jeigu pirksiu kokius ten 2 traktorius, tai tada turėsiu pirkti labai pigius ir labai negalingus. O tame va problema. Tai aš jų kol kas neparduosiu, tol, kol nesurinksiu gal tikrai 200 000. Tai, nes, ką čia nusipirksiu nesąmoningą traktorių, paskui pradėsite tyčiotis, kokie aš čia traktorių turiu, kokį jūs čia gerą turit. Aš žinau, kaip būna. Tai vat matote, čia visai laukai, viskas. Mane labai erzina tie veidrodėliai kažkokie užsibūdinę visą laiką. Mes pažiūrėjau tais užsibūdinusius ir paskui pradeda gadinti vaizdą, tai neužsižiūrėkit per daug tos veidrodėlius, nes paskui įžiūri tos veidrodėlius ir paskui jums gadina vaizdą. Ir tiesiog, kad pradedat nemėgti šito žaidimo, nes sakot, kad čia nesąmonė prasideda būti. Tai tiesiog dabar važiuojam, padirbsim ir kitą dieną padarysim sodinimą. Nes per šią seriją tai nemanau, kad tai padarys, nes turiu ruoštis kitam rytojaus video. O tai užtrunka nemažai laiko. Tai kitą tą dalį, tai tada ir pafilmuosiu, parodysiu, kaip ten sodinu. Aišku, sodinimas labai ilgai užtrunka, o jeigu daryčiau vieną seriją, vieną video, kuriame darau tos 3 visus dalykus, tai jums tiesiog atsibostų žiūrėti, nes jis trūkstų 2 valandas, o man reikėtų peržiūrų. Tai jo, aš nenoriu jūsų erzinti, galima taip sakyti. Tai aš noriu ir peržiūrų, aišku, norėčiau.
Nu, nereikia taip daug prašyti žmonių, bet tiesiog norėčiau. Tai va. Iš tikrųjų, šitas žaidimas, kaip ir kartuoju praeitoje serijoje, tai jisai yra minantis. Iš tikrųjų. Žiūrit, viskas atrodo gerai. Na ir jo. Kaip matote, čia iš tikrųjų gražus žaidimas. Aišku, galima ir per HP modą parsisiųsti šitą žaidimą. Bet aišku, aš to nedarau, aš noriu viską daryti sąžiningai, nes jeigu tu naudosi per HP modą, tai tu jau viską galėsi įpilti, nes tu turėsi, galima sakyti, infinity pinigų, 990 milijardus. Tai aš nenoriu jums gadinti to, žiūrėjimo, kaip aš tampu geresnis, nes, ką aš jums čia parodysiu, pirkdamas iš milijardų. Tai jo, nes paskui būčiau profas iš karto per pirmą video, tai pakomentuokite komentaruose, koks jūsų mėgstamiausias traktorius. Tai va, aišku, čia gražus traktorius. Naktimis nesiūlyčiau dirbti, nes tai be to atima labai daug laiko. Jeigu tu įsimiegosi dieną, bus lengviau net matyti viską. Tai kai tu matai viską geriau, tau geriau sekasi. Tai aišku, vasarą tu gali per naktį dirbti, jo, gali, nes labai šviesu yra. Dabar pas mane šitam žaidime 7:30, beveik 7:30. Tai pas mane vakaras jau linki į naktį jau. Tai aišku, tai vairava. Tai man biškai nepatinka tos upės, ten taip ne į temą, taip atrodo, kad ten pasaulio jau pabaiga, galėtų kažkaip ten padaryti realistiškiau tą vandenį, nes, tipo, ką žinau, atrodo kaip koks voidas kažkoks. Jau įvažiavęs, tai jau įkris į voidą, biškai gadina vaiką. Jo, aišku, čia biškai gadina tas stogas toks geltonas, bet čia nieko tokio, nieko svarbaus susijęs su darbais. Matot, čia skaitis visokiausios, greičio matuokliai. Tai va. Tai aš dar visiškai mapą nesu ištyrinėjęs žemėlapio. Tai aš reiškias pasiimsiu kokį nors traktorių. Kultivavimą pratęsiu vėliau, tai pasiimsiu kokį nors traktorių ir važiuosiu apžiūrėti mapą, nes, ką aš čia dabar, nežinau, kaip čia viskas vyksta, kaip čia ką aš galiu parodyti čia, tiesiog dirbdamas turiu į mapą, žemėlapį parodyti. Tai čia šitas žemėlapis, man draugas sakė, yra nedidelis, netoks kaip mano, kurį aš turiu, kurį manoma pasiklysti, nes kai aš kažkada seniai žaidžiau, čia tokia istorija. Tai žodžiu, pasiklydau, ką veikiau, pusę valandos ieškojau, kur. Tai kai žodžiu suradau ir pasiskambinau savo draugui, pasakiau, kad buvau pametęs, draugas man pasakė, tai kad žemėlapis yra šone, aš kaip suprast. Sako, tai ką žemėlapis šone ten prie parduotuvės, aš paspaudžiau. Tai žodžiu, tada aš jaučiausi gana kuku, nes, pamečiau savo mapą, tai negalėjau pažiūrėti žemėlapį, nes nežinau, kur jisai yra. Tai va čia atrodo kažkoks miestelis, bažnyčia yra. Aišku, čia į namus neina įeiti, gal per 25 farmingą kokį eina įeiti tos namus pažiūrėti. Tai čia, aišku, yra kitos mašinos, čia botai, ne kiti žaidėjai. O tie botai gana daug kartų užknisa mane, nes jie tiesiog mane lenkia. Kai aš važiuoju kokių 40-30, tai mane aplenkinėja ir aš tiesiog mane erzina, kad mane aplenkė. Tai aš galiu čia dabar sustoti, apvaikščioti šitą vietą. Nemanau, kad traktoriams galima čia parkuotis kažkur, bet pabandysiu kažkur čia pasiparkuoti. O čia mano draugas vieną kartą buvo su kombainu, va taip va, čia va atvažiavęs kažko išpilti, kažkokių grūdų arba ką nors. Ir
O ką jisai mane darė vidury nakties? Negalėjo pravažiuoti pro kitą pusę? Tai ką jisai padarė? Jisai važiuoja, bumt, ant šito pervažiuoja, paskui, nes jisai važiavo su kombainu, tai jisai buvo tą pjūklą ant kombaino priekio, tai tiesiog užsikabinęs ant galo, tai užstrigo, tai ką jisai darė? Pasiėmė kitą traktorių, kažkokiu būdu išstūmė. O paskui, kai pasiparkavo su traktorium, bumt, ant mašinos, sako, prašom, pasiparkavau VIP būdu. Tai aš sakau, a tu kukuo, ką tu čia darai? Sako, nu tai ką, tai važinėju. Sakau, jo, ant mašinų stogo, sako, o tai ką, neturėjau kur daugiau pasiparkuoti. Aš mintyse, nu jo, jis ir gana kvailas. Ir paskui jisai pasakė juokauju, tik juokelis, aš mintyse, nu tada atsiprašau. Tai man atrodo, kad šitas mapas, gražesnis negu tas, kurį aš turėjau, nes čia daugiau kalnų yra, gražiau. Tai jo, šiandien per šitą seriją visko neaprodysiu, tai dabar grįžtu į fermą, pratęsti darbų. Tai turiu šitą traktorių irgi parvežti, žinau, galiu nusisponinti tą kitą traktorių, bet o tai ką darysiu su šito traktoriu, paskui vėl turėsiu atsispaninti ir važiuoti. Geriau iš karto padaryti. Kaip sakoma, pirmiausia padaryti sunkiau, paskui pasilik lengviausia. Nu, gražus miestelis man. Gana gražus. Tai gal aš planuoju kokią seriją, kokiam nors video, tai jau pradėti pjauti žolę, nes čia jau matote viskas apaugę. Tai dar turėsiu nusipirkti aparatą, kuris surenka tą žolę ir ten viską, o jis kainuoja nemažus pinigus. Nu tai čia, ne rytojaus serijoje ir ne ten tokiuose, čia tolimesnės serijose jau planuoju tai daryti. Tai kur ta mano ferma? Nesakyk, kad vėl pasimečiau. Turiu pažiūrėti žemėlapį. Žemėlapis, kur aš esu dabar. Aš esu čia. O mano ferma yra čia. Pala. Va. Nusitaginu vietą ir kur čia važiuoti? Aišku, atsisuk. Nežinau, kokiu būdu galėjau pamesti vėl, bet už 405 šiek metų važiuosiu. Kaip matot, aš važiuoju greitai. Aišku, su traktoriais niekas turbūt taip keliais nevažinėja. Bet čia tik žaidimas. Atsiprašau, eismo taisyklės. Neturėjau pasirinkimo. Nežinau, ar čia blogai, kad važinėju per šitos laukus, bet nieko tokio. Ar mes su draugu buvom sutarę, kad baltos mašinos yra policijos mašinos. Tai ką tik matėt, pravažiavo baltą mašiną, ačiū Dievui, kad pagal mane jinai nepamatė manęs, nes būčiau tada, galima sakyti, pagal savo fantaziją būčiau buvęs suimtas. Tai žodžiu, su draugu kažkaip nepaeina padaryti tų video, tai ką žinau, kažkada gal po kažkiek ten laiko padarysim, aš prižadu. Tik tai kol kas nesiseka kažkaip ten, atsitiko taip kažkaip nesiseka. Va, atvažiavom. Tai dabar sėdam į savo John Deere ir tęsim kultivavimo darbus. Juk kažkas turi pabaigti darbus. Darbai patys nepasidarys. Aišku, biškiai girgžda šitas kultivatorius, bet nieko tokio. Svarbiausia atlikti darbą. Tai tiem, kuriem patinka John Deere, pasubscribinkit, o tiem, kuriem patinka New Hollandai, palaikinkit. New Hollandas ir John Deere'as yra mano mėgstamiausi traktoriai. Tai O tam, kuriam patinka kombainai,
naujausi. Tada padarykit viską. Nes kombainai man labiausiai patinka. Tai čia iš tikrųjų yra labai gražus žaidimas. Aišku, aš dažniausiai žiūriu čia į galą, nes, kaip matai, kad galėčiau pažiūrėti, juk jūs matot, kad praleidinėju čia kai kurias vietas, tai yra blogai. Tai aš dabar turiu grįžti ir sutvarkyti, nes, tų linijų aš jau nenoriu važiuoti sutvarkyti, per kitą seriją sutvarkysim. Bet tinka ir taip sodinti, aš ne vieną kartą taip sodinau. Tai, kaip matote, vis dar naktis mane tai užkniso. Nes čia real time'as, juk matote, tai čia trunka ir tikrom minutėm. O jeigu tikrom minutėm, tai čia labai daug laiko yra man padaryti tos darbus per visą naktį, tai yra gal kokia, tikrai pusę valandos, tai viena naktis. Tai iš tikrųjų man gana patinka šita žalia, jinai tinka ant šito traktoriaus. Nes dar toksai elnias gyvena gamtoje, o gamta yra žalia. Tai čia labai tinka, protinga mintis pagal mane. Tai man todėl gana ir patinka. Tai per kitas serijas aš kai užsidirbsiu čia tolimesnėse serijose, tai aš jau pirksiu laukus, viską. Aš norėčiau gana pažaisti Farmingą 25, bet kadangi aš neturiu kompiuterio, filmuoju per telefoną, tai negaliu parsisiųsti. Be to, jisai kainuoja gal kokius ten, pamiršau kaip ten, kiek kainuoja Farmingą 25. Parašykite komentaruose, kaip manote, kiek kainuoja, nes aš tai neprisimenu, pasakykite man. Nes aš tikrai nebeprisimenu. Ir tie didesni youtuberiai, kuriem jeigu pateks šitas video, tai gali iš manęs ir tyčiotis ir daryti blogų dalykų iš manęs, nes gali parašyti ir šlykštų komentarą. Nes tiesiog jie galvoja, kad aš čia dabar turėčiau būti profesionalas ir tada iš manęs nesityčios. Šiaip tais, aš čia pirmokas, galima sakyti, pagal filmavimą, nes aš tik neseniai sugalvojau šitą mintį ir neseniai tik tais pradėjau. Tai, žodžiu, tie, kurie turi šitą farmingą, kaip kartuoju jau belenkaip daug kartų, tai parašykite komentaruose. Tai va, aišku, kai esi ne pirmo asmeniu, tai belenkaip garsiai traktorius, tai aš todėl dažniausiai pirmo asmeniu žaidžiu. Tai tiesiog dirbu. Turiu pabaigti šitą lauką ir paskui susiskambinti su draugu, bet video nedarysiu. Kai matot, čia vos matosi, ten dūmai kyla. Pamiršau pasakyti, šiaip tai šitie traktoriai gali purvėti, būti purvini, kultivatoriai, kombainai gali būti purvini, gali būti visi traktoriai purvini. Tai aš iš tikrųjų, tai jūs man pakomentuokite komentaruose, kur yra vieta, kad nusiplauti traktorius, nes aš taip nežinau praktiškai. Aš visame žemėlapio nesu išsiaiškinęs dar, nes dar nespėjau išsinagrinėti viską apie šitą žemėlapį, tai atimtų man labai daug laiko. Bet žinau, jeigu noriu, kad būtų geras turinys, tai turiu ir atimti daug laiko, bet tiesiog aš turiu laiko skirti ir kitiem dalykam, ir šeimai, ir daugam. Tai čia gal koks jau manos antras video, kurį filmuoju su farmingu. Ir tai labai,
Man patinka šitas farmingas, kaip jau kartoju. O, jau biškutuką jau purvėja kultivatorius. Bet man biškai gražu yra, kaip tai išsipurvina ir kultivatoriai. Nieko blogo tame nematau. Tiesiog tik purvina. Man tai kažkodėl tai gražu yra. Ir aš nieko tame blogo nematau. Bet o tiem, kuriem traktoriai purvini atrodo gražus, tai pakomentuokite komentaruose. Aš neprašau iš jūsų visos informacijos, aš prašau tik tais apie šitą žaidimą, nes aš noriu sužinoti, kaip jūs veikiat šitam žaidime. Aš aišku nenoriu iš jūsų informacijos, aš nesu tie žmonės, kurie hekina jiems žmonių informaciją. Aš tiesiog filmuoju turinį, kaip visi tie Edviai, Anoksai, Steikai, Keilasai, dar tie ten kažkokie dar tas... Keilaso draugas, tas, kur labai turtingas, turi labai daug. Pamiršau, kaip ten jis vadinasi. Tai yra daug youtuberių. Aš nesu tas, kuris hekina. Aš esu toksai pat kaip tie visi. Tik tais nesu populiarus. Tai jeigu žiūrit mano turinį, tai labai ačiū. Tai... Mano logo yra tiesiog paprastas H ir apvalus mėlynas rutuliukas. Tai jūs galite žiūrėti mano turinį kada norit. Primenu, keliu savo video kiekvieną dieną. O jeigu neįkeliu, tai aiškės keliasi tik tais tas video, nes užtrunka man kartais ir ten 4 valandas, 5 valandas, kol įsikelia. Žinokit, čia nėra lengva. O tie visi youtuberiai, kurie dabar turbūt žiūrės, tie vyresni, tai sakys, kad neįmanoma, kad 5 valandas užtruktų. Bet man tai užtrunka, tai ką žinau. Ir aš nemeluoju. Jeigu meluočiau, tai aš juokčiausi. Nes aš turiu keistą dalyką. Kai meluoju, juokiuosi ir šypsausi. Bet aišku, jūs nematysite, kaip aš šypsausi, bet girdėsit, kai aš juokiuosi. Nes kai aš meluoju, man tas pats kaip juokelis yra, tai... kad čia baisiaus. Bet kai aš juokiuosi, tai tada sužinos, kad aš meluoju. Bet aš dažniausiai nemeluoju. Tai va, matote, labai nedaug jau liko. Tos šarkos irgi skraido pas mane čia laukuose. Čia tas lempas priekyje, po tas 4 lempas atskirai neįtema man iš šito traktorių, bet jeigu padarysit lempas, tai jo, būtų biškai geriau, bet vis tiek man patinka šitas traktorius, tik tos lempas neįtema. Tai šitas video trunka 28 minutės. Matote virš ten skaičių, kur rašo, per kiek aš važiuoju per valandą. Tai tiesiog labai, tiesiog man palengvėtų, jeigu pažiūrėtų bent koks 100 žmonių video. Aišku, aš prašau gana daug, bet tai tiesiog mano noras. Gauti gal kokius kažkiek ten 1000 subscriberių, jeigu aš išpopuliarėsiu. Tai, jo. Aš dar pasakysiu vieną dalyką. Mano pusbrolis per TikToką įkėlė tokį ten tipos rašo, kokio šūdo labiausiai nori mergaitės. Ir rašo labubu. Ir ten rodo visokiausius labubu. Ten sako, kokio nori visos mergaitės. Tai jo, tai tiesa iš tikrųjų. Labubu yra baisus, pagal mane baisus dalykas. Apsėstas, nes lazūzų ar ten kažkoks ten pazūzų yra ten demonas, o čia yra labubu, o pazūzų, labubų pazūzų. Tai yra beveik nuo žodžio demono. Tai man tai yra baisu, bet to per daugelį shortsų man YouTube rodo, kad ten visi ten degina tos labubus, naikina, kad visiems nepatinka tie labubų. Tai aš su jais, atsiprašant visiems, kurie myli labubų, pritariu. Aš jam pritariu, nes man tiesiog labubų labai nepatinka. Tai
tai žodžiu, mano mokykloje, gal ten, nežinau, beveik visa mokykla turi labūbų skirius, nu, tiesiog labai daug mano mokykloje turi vaikų labūbų. Tai Klaipėdoj ten tai prie autobuso mokyklos ten gal kokie viena mergaitė ten 5 labūbų prisisegusi prie kuprinės. Aš toksai mintise, jinai jau prakeikta. Nes, tipo, nu, labūbų yra pazūzų demonas, nu, tai biški logikos yra. Šarkas, nežinau, kai aš čia mano lūpose sėdi, bet kaip ir kartoju, man tos lempos čia ne į temą. Tai... Jeigu jūs mat, kad aš žiūriu čia, gal tik dėl to, kad jums atrodytų, kad aš čia įsitrenkiau, tai iš tikrųjų aš neįsitrenkiau. Jeigu jūs gerai įsižiūrėtumėt, tai jeigu aš atsitrenkčiau, kaip matote, būtų BUM! Nu, nebūtų garso, bet būtų taip įsitrenkimo nu, nebūtų garso, nu gerai, būtų garsas ir būtų sujudėjimas traktorių viduje. Tai tiesiog, va čia va man, nežinau, nu tai kaip ir sakiau, pjausiu žolę po kažkiek ten serijų, nes turėsiu dar nusipirkti žolės pjovėją. Nes, nu, kaip jūs galvojat, iš kur aš parausiu tą žolį pjauti aparatą, nu, tai pirkti reikia. Čia niekur neišsinamuosi tokio dalyko. Nu, šiam pasaulyje jo įmanoma, bet šitam žaidime tai negali, neįmanoma. Tai, jau matote, jau baigėme kultivuoti, tai aiškiai mūsų serija jau pasibaigė, video jau pasibaigė. Tai... Aš jums leisiu atsisveikinti su traktorium ir atsisveikinti su manim. Atsisveikinkit su traktoriu ir su jumis buvo Herkus ir viso gero.